Labą dieną. Audronė Lugevičienė. Šiandien neskubėsim. Nors mes turim 45 minutės, jau 43. Neskubėsim, todėl kad šita knyga, ją padauginkit iš kokių, nežinau, iš 35, gal 105 kartų, kad jinai būtų nuo tokia didesnė. Kadangi, beskaitydamas, po keletą kartų perskaitydamas tą patį sakinį, vis man iškilo klausimas, kodėl? Kodėl ši knyga yra parašyta? Kam suprantu? Tiem, kas čia atėjo ir tiem, kas dar už savęs liko. Esmė Lietuvai, žmonėm. Paskui, vėjas pabaiga, taip ir vadinasi, norėčiau paskaityti Audronės atsakymą į šitą klausimą. Kodėl šitą knygą? Kas skaitėt? Gerai. Bet galima skaityti dar kokius 4 kartus tą patį. Taigi, tuščias žinojimas, kada tas, kuris žino, gyvena kaip gyvenęs. Tuščias žinojimas. Kalbu, kad plačiau savo akis ir širdį atvertumai tų žmogų, čia mano žodžiu, kad savo sielos prigimtinė šviesa patikėtumai ir ją vadovautumeisi savo kasdienybėje. Suprask pagaliau, kad kiekviename pasaulyje skirtingos yra kasdienybės su savais procesais. Todėl užuot galvojęs, kad kažkur kitur yra geriau, džiaukis žemiškosios kasdienybės galimybėmis, suprasdamas joje savo pamokas, kad visas duotas galimybės išnaudotumai. Daugiau sužinojo apie tuos, kurie sielų neturi, ir tuos, kurie vos pradeda savo įsikūnimo ciklus. Nevertink jų ir niekaip neteisk. Tačiau padėk, jeigu ko nors gali padėti. Taip, kaip kosmose jau tau žinomos esmės ateina viena kitai pagalba, kuriant naujus pasaulius. Lyg sodinant naujas kosminės gėles, taip ir žmonės turi vieni kitiems į pagalbą ateiti, kada reikia. Dėsningumas padėjusiems ir nieko nereikalaujanti pagalba kitam širdį nuo puikybės apvalo. Širdį nuo puikybės apvalo, kad joje atsirastų vietos meilė. Nepamiršk, kad protas niekada nepasitenkina, kad ir ką sužinojęs, nes jis yra besotis. Tačiau meilė naujos kokybės žinojimą atveria. Meilė suteikia pilnatvę, kurioje nebelieka jokių norų, nes nebelieka savanaudžio, visko nors norinčio asmens. Štai toje pilnatvėje veriasi nauji pažinojimo klodai, kurie vadinami žmogaus suvokta išmintim. Tas pažinimas yra vidinis žinojimas, tampantis šitaip pažinusiojo tiesa. Kad visa tai įvyktų, valią keitimusi ir tapimui didžiojo plano dalele pats turi pasižadinti. Ja pažadinės negalėsi nedaryti to, ką sužinosi. Tada nebereikės svajoti apie tai, kas būtų, jeigu darytumai, nes tu jau veiksi čia, žemėje, būdamas tai, kas tavo sielai svarbiausia, nes ją girdėsi. Paslaptis dar ir ta, kad kadangi siela iš dvasios šviesos kolektyvinės sąmonės yra atėjusi, tai tada, kada ją pamilsi, kaip sakau, tu nebegalėsi nemylėti ir kitų žmonių, ir pasaulio, nors jis koks jis bebūtų. Todėl viską, ką pajėgsi, dėl jų darysi, nes tai yra įgimta dvasios šviesoje esantiesiems. Todėl nešvaistyk ir taip trumpo žemiškojo gyvenimo,
o savo sielą pažinas ją sek. Ji visada girdi aukštesnį aš, ko protas nepajėgia, bet gali apsimesti girdys. Suprask, jei žmonės savo sielomis sektų, neliktų neapykantos, liautųsi karai, tamsos pasaulyje nebetektų darbo, o žemėje stotų Dievo karalystė, apie kurią jau labai seniai svajojo žmonija. Tai tiek pradžiai. O dabar dar aš norėčiau pradėti nuo to, paklausti jūsų, Audronė. Jūs rašėt pradžioj pirmam lape, kad staiga užgriuvo šitą knygą. Aš suprantu, užgriūna žmonės, kurie daugiau žino, gali, tai būna ir visiems kūrybingiems žmonėms. Bet aš noriu paklausti vieno dalykėlio. Žinot, kai užgriūna, jūs sakote, dirbote visai kitą darbą. Taip? Taip. Ir staiga prieš akis atsistojo, nežinau kas, bet atsistojo. Atsistojo kažkoks vaizdas ir pasakė, baikit rašyti šitą knygą, tai yra, baikit, užbaikit, sustokit ir pradėkit rašyti kitą knygą. Kokią? Ir aš dabar paskui pagalvoju, o tai vadinasi šita valia, kuri jums tai pasakė. Jinai gali pasakyti švelniai, gali pasakyti, Audronė, sustokite ir imkite kito sumanimo. Arba gali pasakyti, Audronė, sustok, va, yra kitas darbas. Vat ir noriu paklausti, kas tai, kokia buvo intonacija? Nežinau. Viskas veikia. Tos intonacijos būna labai skirtingos. Be abejonės, menas mylėti, jinai buvo visai kitokia. Jinai tiesiog atplaukė, lengvai, gražiai, tiesiog taip kaip jūros bangos. Ir mane tiesiog kaip apviniojo, pasodino ir aš sėdau rašyti. Šitą knygą tikrai negalvojau jos rašyti kaip ir daugelio savo knygų. Tai va, tai yra, aš dirbau prie astrologijos. Prie antropoteosofinės astrologijos kažkurio tomo. Ir tiesiog prieš Kalėdas aš labai gerai pažįstu tą tembrą, kada mane sodina kažkam naujam. Paprastai tai yra, taip, tai yra skirtinga. Šitas tembras, taip, niekas neatsistojo prieš akis. Niekas man su kardu nežiebė, kad tu vasėsk dabar va tą daryk. Tiesiog ateina tembras, valingas, tvirtas tembras, į kurį tu privalai atsakyti. Kada jis ateina, tai yra sintezė. Kitaip sakant, kiekviena knyga, jinai turi savo šaltinį, savo energiją. Jeigu kalbėti apie spindulius, tai vienaip veikia valios spindulys, kitaip veikia sąmoningumo spindulys, kitaip veikia meilės spindulys, išsilaisvinimo spindulys. O šiuo atveju visi kartu. Jie visi kartu. Ir vat kada jie visi kartu, faktas, tu jau viską padėsi iš šono. Kitaip sakant, tai buvo šauksmas man, aš pažįstu tą šaukimą, kad aš perduočiau šaukimą jums. Tiems, kas tą knygą skaitys. Tiems, kam to reikia. Tiem, kurie bunda. Nes iš tiesų daug tų knygų jau surašyta, bet jos visur buvo kažkas rašyta ir ne iki galo, kažkas rašyta ir palikta. Maždaug dar nelaikas. Informacija. Dar nelaikas. Ir va šita knyga, jinai
Čia yra energijos koncentratas. Čia yra galingos energijos koncentratas. Visi 7 spinduliai iš esmės ir dar daugiau. Taigi kiekvienas ras jame tai, kas jam. Ir tai vienais metais jis gali rasti vieną, kitais metais kitą. Nes jame yra be galo visko daug, kaip ir daug visko yra visatoje. Tai va, taip kad tai tada faktas, kad tiesiog savaime tu visus darbus padedi iš šono. Aš jau žinau, ką reiškia atsiliepti. Tai yra, tu viską padedi iš šono. Nes tu nebegali nieko daugiau daryti. Tu turi daryti tą. Galima paklausti. O kodėl šiandien? Kas ne mūsų laukia, bet kodėl šiandien, o ne vakar? Tiesiog be galo daug yra žmonėms dabar paberta informacijos grūdų. Labai iš įvairiausių pasaulių tos informacijos ateina. Ir vat netgi mugėj dabar, kai mes sėdėjom, visko prisiklausėm, be abejonės ateina žmonės su savo įvairiom mintim ir visa kita. Ir vat sako, nu vat kaip čia dabar visi šviesuoliai galėtų susijungti ir kaip čia būtų gerai. Gerai, tai aš sakau taip, bet šviesa gali būti visokia. Ji yra. Ir va tai, kas čia. Ji yra ir tai, kas čia. Ji yra ir kažkas iš čia. Ir prožektorius. Ryškiai gali būti visokie. Tai va, taigi tiesiog čia atiduotas grynuolius. Čia atiduotas grynuolius, kad tie, kuriems to reikia, jį priimtų, kuriems reikalingas tas platesnis pažinimas, atsakymai į klausimus, kurie neduodavo žmonėm ramybės, bet tas grynuolis keičia žmogų. Kada jis prie jo prisiliečia, jis prisiliečia prie šviesos, kažkurios šviesos, kuri jam artimiausia, jo sielai artimiausia. Ir tai keičia jį. Esmė yra, kad, kitaip sakant, kada žmogus sako, einu dvasiniu keliu, sakau, tvarkoj, bet tai jeigu tu eini, tu turi būti pasikeitęs. Nes jeigu tu nepasikeitai, tai yra tik iliuzija. Tai va, to čia padeda prieiti prie savo vidinės šviesos. Nes šitam dabar chaosiniam pasaulyje nieko nėra svarbiau, kaip rasti harmoniją. O širdis žino harmoniją. Siela kalba per širdį. O siela tai yra grynoji šviesa. Nes kada jūs ją pažįstate, kada nustoja jums trukdyti tie visi apvalkalai, kurių jūs klausotės, emocijos, protas ir taip toliau, jūs prieinate prie savo grynuolio. Tada kitoks gyvenimas, jūs kitaip gyvenate. Jūs tada kitaip atsiveriate ir jūs suvokėte, kad jūs esate tik mažytis mikrokosmas. Ten visata, tai makrokosmosas. Bet kada mes sakome, žmogus panašus į Dievą pagal jo paveikslą, tai Dievas ir yra visas makrokosmas ir žmogus yra mikrokosmas, jo atvaizdas. Vadinasi, subtiliosiuose sistemose mes visus pasaulius turime, reikia tik prie jų prieiti. Bet, vadinasi, mes esam tiek uždaryti, patys save uždarę, kad kažkokia žinia sako, ar čia bus paskutinis variantas, ta prasme visai greitai, arba tu atsidarysi, arba tu eisi tenai, į tamsą. Tai nebūtinai, kažkur. Nesvarbu, kažkur, bet yra ženklų, kad
mes esam žiauriai užsitamsinę. Tai čia yra kaip pagalbos ratas. Taip. Taip? Suprantu, kad taip. Tai vadinasi, čia yra kaip chaoso pradžia? Chaosas yra dvejopas. Yra pabaigos chaosas, yra pradžios chaosas. Jie skirtingi, tembrai skirtingi. Mes dabar mes esam periode, kada pabaigos chaosas pereina į pradžios chaosą. Tai chaosai seka ir chaosai seka ir seka. Nu, viskas eina iš eilės gražiai. Ir paskui jau kaip jau gausis. Tai vadinasi, kažkas mūsų pasigaili. Taip? Visada. Visada? Visada. Aš pamenu, kada čia ėjo tekstai įvairiausi apie tai, kad pasaulio mokytojai paliko žemę, kada jie pasitraukė ir visa kita. Aš užklausiau, sakau, kaip tai yra. Ir man buvo atsakyta, kad kol žemėje bus nors vienas, kuriam mes reikalingi, mes nesitrauksim. Nors vienas? Taip. Tai čia kaip Biblijoje. Dėl vienos avelės, vadinasi, piemuo turi eiti ir ją surasti. Taip. Viskas tas pats. Aš čia tik tarpininkas. Aš suprantu. Aš čia tik tai tarpininkas, tik tai mano rankomis buvo tai užrašyta, atiduota, o toliau jau kiekvienas skaito, kaip jam išeina. Vadinasi, yra vilties, kad mes, sakyčiau, ne visi, ne, galim perkasti šitą riešutėlį, va šitą. Aš manau. Jeigu yra duota, reiškia tikrai bus tų, kuriems to reikia. Žmogus perskaitys vieną kartą, pravers galbūt. Ateina į stendą, žmogus vartalioja tą knygą. Gabaliuką atsiverti. Sakau, kad žinokit, jūs čia vartaliosit, nieko čia neduos. Sakau, čia nepadės tas vartaliojimas tos knygos. Sakau, nieko jūs nesuprasit. Tai apie ką? Tiesiog sakau. Paveiksliukų nėra. Apie tą, nėra paveiksliukų, tik tai žvaigždės viena. Viena žvaigždės, kiekvienam puslapį. Tai man paskui sako, čia sako apie Saulės sistemą tikriausiai. Nesako. Gerai. Dabar aš tik tai norėčiau priminti jums visiems, kokia yra koncentracija šitos knygos. Tie, kurie neskaitė, truputėlį man tai irgi taip kelia tokių, palauk, negali būti, vadinasi, šitoje knygelėje, vadinasi, tiek visko yra. Žiūrėkite, Gyvasis okeanas, apie Ozų sąmonę, apie centrą ir jo sąmonę, kaip susiformavo visatos, kūrinijos plėtimasis, apie pirmasias hierarchijas, apie visakuriančio ugnies esmes, apie visakuriančios ugnies esmių sąmonę, apie visakuriančios ugnies esmių pavydalus, žvaigždės, apie žvaigždžių sąmonę, kas nutinka neprigijusioms sėkloms, kaip formavosi žvaigždžių sistemos, apie Saulės sistemos formavimąsi, kaip susiformuoja ir evoliucionuoja planetos, apie kolektyvinę sąmonės veikimą, arba kaip vienos kosminės sistemos ateina į pagalbą kitoms sistemos, kodėl buvo sukurta Žemė, kaip buvo suformuota ir apgyvendinta Žemė, apie žmogaus ir rasių atsiradimą, apie Saulės sistemos hierarchijas, apie kitų Saulės sistemų planetų esmes ir jų darbus, iš kur atsiranda sielos, kas tai yra, kaip atsirado blogis, apie Saulės vaikų atėjimą į Žemę, apie skirtingas religijas ir jų susiformavimą, kaip vystėsi rasės arba apie sielos fragmentus ir kaip besieliai gali juos įgyti. Kas inkarnuojasi, kaip inkarnuojamasi, apie dievus ir demonus pirma dalis, apie dievus ir demonus antra, pabaiga. Taigi koncentratas. Koncentratas, Sakau, čia ko gerai. gero, aš tiesiog tą knygelę vadinu, ko gero svarbiausia iš mano užrašytų. Matomai. Nes joje viskas sudėta taip trumpai, aiškiai. Tie skyreliai, kai kurie iš viso porą puslapių. Taip.
bet juose yra būtent tas esmė. Be abejonės, kada žmogus nori detalių, kada jisai nori detalių. Taip, norim detalių. Detalėse pasimetama visą. Tikrai. Detalių nori protas. Širdžiai reikia esmės. Taigi čia knyga yra bundančiom sielom ir pabudusiom. Kad jo žinotų, kas jos yra. Ir kad matytų platesnį paveikslą, ko gero, aš taip suprantu. Aš galiu tik tai mąstyti, kodėl, ne? Nes aš tiesiog, sakau, aš buvau tik pieštukas. Ir ta knyga kiekvieną kartą, kai pasodindavo prie savęs, nes aš astrologiją vis tiek dar rašydavau, aš paprastai kelias knygas rašau kartu. Bet šita visada, kai parašai vieną skyrelį ir jau tai dienai užtenka, nes šiaip aš sėdžiu po 10 valandų, po 8. Čia būdavo toks, taip, parašai ir gerai, bet vienas skyrelis ir užtenka. Taip, po kiekvieno skyrelio. Ir paskui vaikštai visą laiką su tuo skyreliu. Po kiekvieno skyrelio yra tikra data. Pirmas skyrelis yra pirmoji data 2022 metai, gruodžio 21. Taip? Gali būti, nežinau. Taip. Pirmas skyrius. Kaip parašyta, taip yra. Jo, aš nežinau, aš tiesiog, Aš sakiau, kad nėra ką apie ją kalbėti. Aš galėčiau pasakyti, kas man rūpi, bet suprantat, gal dar yra kažkokie sudėtingesni dalykai, kurių knygoje gal neužteko, ar kaip, yra kitų galvojimų, ne kitų, o pridėtinių galvojimų prie to, kas čia dar yra. Tai čia kiekvienas sakinys yra visa knyga. Suprantu, bet ko mes labiausiai nesuprasim iš pirmo skaitimo. Ko mes labiausiai nesuprasim? Žvaigždžių, visatų, megagalaktikų, galaktikų, atsiradimų, buvimų, nes mano logika yra paprasta, ne, logiška. Tai. Vyriška logiška, čia yra tas iš to, o tas iš to. O ten viskas kartu. Viskas kartu. Tai va, Tai aš galvoju, vis tiek kažkas tai turi būti tokio, gal išduokit kokį nors vieną sakinį, kad būtų, sunku pasakyti, kodėl mes čia. Sunku. Viskas paprasta. Mes ateinam, kad evoliucionuoti. Vadinasi, galioja visur evoliucijos principas. Yra tie 3 principai pagrindiniai, ant kurių viskas laikosi, antropoteosofijoje jie duoti buvo. Tai yra kosminės harmonijos ir meilės, kosminės tvarkos ir tiesos ir kosminės evoliucijos principas išeinantis iš šių abiejų. Kitaip sakant, tvarka reikalinga, kad harmonija būtų ir evoliucija būtina. Vadinasi, viskas turi evoliucionuoti. Taigi, arba vyksta evoliucija, arba vyksta involucija. Vadinasi, vektorius. Žmogui tai vektorius arba aukštyn, arba žemyn. Vadinasi, čia jau yra tas pasirinkimas, nes antropoteosofijoje duoti yra dėsniai 8. Tie pagrindiniai dėsniai, per kuriuos tie principai veikia. Taip, kad čia jau faktas, kad jie nebebuvo įdėti ir nereikėjo, aš savo ir nepridėjau čia nieko. Taip, kad ten jau yra, man atrodo, 3 tome, man atrodo, apie juos yra. Tai va, taip, kad evoliucijos principas jis veikia per judėjimo dėsnį. Viskas juda. Viskas juda, o judėjimas yra vystymasis. Vadinasi, ir žmogus turi judėti, negali stovėti. Jeigu jūs tik tai įstringate kažkur, viskas. Jūs įstranginate visą savo gyvenimą, evoliucija nevyksta. Prasideda lygos, prasideda nesąmonės visokios ir visi kiti dalykai. Ir nesvarbu, kaip jūs savo aiškinate tą užstrigimą. Nes žmogus meistras paaiškinti viską, kas jam norisi pasiaiškinti. Ypatingai save pateisinti. Ypač neveiksnumą. Tai va, taigi, iš principo judėjimas. Judėjimas. Reiškia, yra tas pirmo impulso dėsnis. Reiškia, visada atsiranda tas, kas duoda pirmą impulsą. Reiškia, pirmasis impulsas, tos pirmosios šviesos, kada užsidegė, ne? Ten aprašyta visą tai, kaip iš tų juodųjų, tamsiųjų erdvių ozai pamažu rinkosi vieną vietą, pritraukti vieni kitų ir kaip iš jų pradėjo formuotis dariniai, kurie įgijo energiją ir ta energija
jinai išsižiebia kaip šviesa. Kitaip sakant, šviesa tai yra aktyvus judėjimas, kada jūs to judėjimo net nematot, nes jis taip greitai juda. Tamsa yra to judėjimo nebuvimas. Stovėjimas irgi atrodo, kad nejuda, ne? Šviesulys irgi atrodo, kad jis ten viduj nejuda. Bet procesai vyksta galingiausi. Taip ir žmoguje, taip ir sielose. Tos sielos, kurios žvaigždinės sielos, jos negali nedaryti, jos yra labai aktyvios, jos kuria, jos dirba, jos daro. Jos daro dėl kitų, kadangi šviesa tai yra kosminė kolektyvinė sąmonė. Tamsa – egoistinė sąmonė. Egoistinė sąmonė salelės. Čia paaiškinta, kaip jinai atsirado. Tai va, taigi. Ir paskui dar va šitie karai. Suprask vaikė. Čia nedaug. Žmonijos kolektyvinė sąmonė šitaip veikia, o ne kokia nors žmonių grupė. Kolektyvinė sąmonė veikia. Kaip gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti? Tada, kada žmonija sukuria neleistino blogio perteklių, kurio pavieniai atpirkėjai nebepajėgia savimi atpirkti, karas vyksta arba kataklizmai su labai daug aukų. Taip. Karai. Taip. Tai yra vadinasi, mes patys tuos karus darom. Mes patys. Ir aš čia būdamas Lietuvoje. Jeigu jūs turite labai daug prastų minčių, jeigu jūs ten kažką tai, sakykime, blogą darote kitam ir visą kitą, jūs paleidžiate į žemės erdves tą negatyvą, jis ima kauptis. O vat tų žmonių tokių yra daug. Nedaug kas moka mąstyti sąmoningai, ne? Ir pasistengti, kad nemąstyti blogų dalykų. Nes pradžioj mintis, paskui žodis, paskui darbas. Pradžioj visada yra mintis. Vadinasi, nuo minčių mes turim pradėti. Reiškia, ne veltui zoroastriečiai sakė, fantastiškai, čia viskas yra vienam sakiny. Geros mintis, geri žodžiai, geri darbai. Blogos mintis, blogi žodžiai, blogi darbai. Vadinasi, tas antrasis variantas užteršia žemės erdvės taip, kad nors peiliu pjauk. Ir tada nori, nenori, nebeprasimuša ta palaikanti žemės žmonės energija. Ir faktas, kad tada žmonės patys turi išgyventi tai. Vadinasi, aukos reikalingos. Reiškia, tuos skausmų žmonių vyksta išsivalymas. Kodėl? O todėl, kad kada viskas yra gerai, žmogus nesusimąsto. Jis tiesiog gyvena tą vartotojo gyvenimą, jam viskas gerai, viskas tvarkoja, bet kada tik tai prasidėjo Ukrainoje karai, žmonės visi pradėjo kažkaip tai mąstyti, o ką dabar, gal aš galiu kažkuo prisidėti. Kitaip sakant, jie pradėjo galvoti apie kitus, ne tik apie savo namus ir savo šeimą. Vat nuo to viskas prasideda. Kitaip sakant, mes dėja žmogus tik tai, kada sukrėtimą kažkokį gauna, jisai pradeda mąstyti kitaip. Kitaip sakant, yra 3 rūšių įtampos. Yra griaunanti įtampa, čia vakarai visokie, visa kita. Yra kūrybinė įtampa, tą žino tie žmonės, kurie kuria, kaip jinai prasideda. Ir yra keičianti, transformuojanti įtampa. Tai va ta transformuojanti įtampa, paprastai jinai būdinga sudėtingose, jūs gaunat sudėtingas situacijas, jūs gaunat sunkias gyvenimiškas situacijas, kurios priverčia jūs permastyti jūsų požiūrį, jūsų elgseną su kažkuo, jūsų gyvenimą. Tai jums nepatinka. Taigi ta nauja energija bando valyti jūsų užsistovėjusias mentalinės programas, kurios tiesiog yra jau kietos struktūros, aplinkui kaip kiaušinio lukštas, cementinis susicementavęs. O kartais, tai vat kaip uranas, žiebia kartais ten per tas struktūras ir pažyra viskas.
Ir žmogus tada už galvos nusitveria, vai, kaip man blogai, kas dabar bus. O čia yra būtent galimybė keitimuisi. Vadinasi, bet kokia krizė, bet kokie sunkus dalykai, jie yra nauja galimybė keitimuisi. Va šitaip reikia žiūrėti. Nes be to nieko nėra. Be keitimusi. Be keitimusi nėra evoliucijos. Pirmoji eilė mąstymo keitimas. Dabar tik tai tokia mažytė išvada. Vadinasi, iš to, jeigu aš galvoju labai dažnai apie karą, kuris vyksta Ukrainoje, tai ką aš darau? Aš didinu tą karą. Žiūrint, kaip jūs galvojat? Aš galvoju, ko gero, kaip čia, su baimės tokiu palidovu, pastoviai. Aš negalvoju, kad, asmeniškai aš, pavyzdžiui, negalvoju, kad čia viskas baigsis geruoju, kad visi susitars, gal. Žodžiu, baimė be abejonės vėlgi bus prie tų negatyvių emocijų, negatyvios tos energijos, kuri didins vėlgi tą negatyvą. Taip. Vadinasi, principas koks? Pats paprasčiausias. Ką gali keisk, o ko negali paleisk. Nu jo, teisybė. Gerai, prisėskite. Dėkui, kad leidai. Čia jūs dar turite žodžių? Turiu kelis, jo. Jo. Džiugai, nuraminkit mus. Ačiū, Džiugai. Aš tik vieną sakinį pridėsiu prie to. Ką jūs čia parašėt? Ką aš čia skaičiau, mūsų visai neseniai. Protui niekada negana. A ne? Ir jeigu mes galvojam, kad čia kuo daugiau, to bus geriau, tai ne. Taip nebūna, ne? Teisingai. Bet žmogus yra toks, kuo daugiau, vadinasi, kuo aš daugiau pamatysiu, kuo aš daugiau išgirsiu, kuo daugiau perskaitysiu, tuo aš būsiu kas? A ne? Tai a ne, bet... Nepameskit šito. Ko? Ai, šito? Šito. Gerai. Bet panaudoti reikia tą, ką perskaitai. Tiesiog reikia tą, ką žinai, naudoti. Va čia yra esmė. Nes ateina tokie žmonės, kurie sako, viskas, aš jau viską žinau, man jau knygų skaityti nereikia, čia tokių irgi ir čia mugiai buvo. Tai gerai sakau, bet tai, o tu naudoji tai, ką tu žinai. Retorinis klausimas. Taip ir lieka. Kaboti. Taip. Vis lieka kaboti erdvėj. Taip. Kas iš to žinojimo, jeigu tu nieko iš to nedarai? Su tuo nieko nedarai. Čia tik puikybei pliusas. Nu jo, galvoju, kad kurį džiaugiasi ten paskui. Perskaitai, jau tu žinai, jau viskas gerai, jau aš čia galiu. Va čia perskaitys apie sielų daleles, apie viską. Nu tai, ką?
Nes aš žiūriu į tą laikrodį, kuris jisai sako, nu ja, be 22. Čia 17 dienos tekstas, dabar va nesenai. Apie ateitį. Laisvė ir meilė yra tai, kas svarbiausia sieloms. Kas nemoka mylėti, negali būti laisvu. Toks savo egoizmui tarnauja, kuris yra kalėjimu jo sielai. Savimila visą leistinumą savo norams ir aistroms laisvę laiko. Tai liūto ir vandenio temos. Mylintis žmogus meilę skleidžia, o savo puikybei paklūstantis egoistas savo paties nuodas, kuriuo kitus nuodija. Pirmasis visur laukiamas, o antrojo žmonės šalinasi. Pirmasis kūrėjas, o antrasis pavydus griovikas to, ką kiti kūrė. Pirmas laisvų net kalėjime jaučiasi, o antrasis savo egoistiško aistrų yra apvaldytas, todėl nėra laisvas, kur bebūtų. Ar galvojote, kad laisvės, apie kurią kalbame, savo gyvenimo nusipelnyti reikia? Būti vertų laisvės, tai reiškia su meilė atiduoti save dėl savo vaikų ir visuomenės, kurioje gyvenate, skaidresnės ateities ir laisvės. Kas yra skaidresnė ateitis? Tai sąmoningesnės visuomenės ateitis, kurioje žmonės nebepiknaudžiauja vieni kitais, o nuoširdžiai padeda reikalui esant nelaukdami atlygio. Tai ateitis, kurioje valdžia tarnauja žmonėms, ją išrinkusiems, o nenaudojasi savo ypatingą padėtimi. Tai ateitis, kurioje žmonės mokosi ir dirba, siekdami profesionaliai valdyti ir panaudoti įgytą žinias tam, kad efektyviau padėti juos besikreipiantiems. Tai reiškia sąmoningos žmonių visuomenės sąmoningą ateitį. Kada jis tos? Jis tos, kada kraujo upės nuplaus viso žmonijos nesupratimu. Jis tos, kada tautos susivienys, gerbdamos viena kitos identitetą ir istoriją, jos nebeiškreipinėdamos. Jis tos, kada žemė ir žmonija apsivalys, bet kuriam apsivalymui drąsa reikalinga. Pasyvus apsivalymas, tai pasidavimas plaukiant pasroviui, pasiduodant tėkmei, vadinasi neprieštaraujant vykstančiai neteisybei ir blogiui. Pasyvus apsivalymas, tai nesipriešinimas, laikant jį susitaikymu. Toks apsivalymas paprastai labai ilgai trunka. Žmogus sako, aš viską priimu kaip yra. Tačiau supraskite, kad labai skirtinga energetika turi visko priėmimas po to, kai pats žmogus jau atliko viską, kas jo valioje ir galioje. Visas reikiamas aukas sudėjo. Ir pasyvus susitaikymas, reiškiantis tylų pritarimą blogiui, įsivaizduojant, kad jis neateis į jūsų kiemą, nepalies jūsų šeimos ir jūsų konkrečiai. Tai, kas jo valioje ir galioje aukodamas žmogus, aktyviai keičia tai, kas jam nepatinka, kas įžeidžia, šitaip lengvindamas savo ir su juo susijusių, vadinasi pirmiausia savo giminės narių karmą, o vėliau gal ir tautos. Tai, kas nuo jo priklauso atlikęs, jis paleidžia tai, ko pakeisti dar negali, kartu budriai įsiklausydamas į erdves, kad nepraleistų naujos galimybės, kada vėl galės kažko imtis. Tai reiškia, kad jis visada arba tyliai budi, arba veikia kitiems matomai arba nematomai. Štai tokie žmonės pajėgus keisti ateitį. Jų karma aktyviai ir greitai valosi, o savo ryžtingais veiksmais dėl kitų žmonių ateities ir pasiaukojimo, jie gal ne tik savo giminės tautos, bet ir žmonijos karmos dalį perima, tapdami kartais žinomais, o kartais nežinomais didvyriais. Kuo tokių, kurioje šalyje daugiau, tuo stiprėja tautos dvasia, tuo sąmoningesniais tada tampa jo žmonės, dažniausiai taip ir nesužinantis, kad kažkas tam, kad taip nutiktų, prieš tai savo darbais dvasinės erdves jam arčiau pritraukė savo sąmoningų pasiaukojimų ir tikėjimų. Pasyvusis susitaikėlis nieko net nebandė pats daryti, nes jo valią kausto baimė ir atsakomybės už savo sielą nebuvimas. Nieko nedarydamas, jis tyliai pritarė blogiui, tuo pripažindamas savo silpnumą. Tai reiškia, kad jis netiki dvasios jėga, kuri pripildo aktyvų į dėl kitų veikiantį. Jis skundžiasi ir laukia, kad kažkas kitas už jį atliks tai, kas jam priklauso. Toks valosi per vis sunkėjančias aplinkybės, ligas, kaltindamas dėl to, kas jam nepatinka, ar jį žeidžia kitus žmonės, aplinkybės, likimą ir Dievą. Aktyvusis apie visuomenę ir žmoniją galvodamas, link kolektyvinės sąmonės stiebėsi, o pasyvusis egoistinėje lieka, kol susipras. Dabar atėjo laikas gimti ir reikštis aktyviesiems, dėl kitų žmonių pasišventusiesiems visame pasaulyje.
nes pačiu sunkiausiu metu jie reiškiasi, o nelengvu. Nebūna jų daug. Bet kiekvienas yra labai svarbus, ypač savo šaliai, nes pirma šalis, o paskui pasaulis. Pirma meilė artimiesiems, o tik vėliau žmonijai. Toks yra eiliškumas. Brandesnės sielos darbams dėl ateities ateina. Tai reiškia didėjančią atskirų asmenybių įtaką ateičiai, apie kurias kolektyvai telksis jų atstovaujamos idėjos pritraukti. Pagal dabartinės aplinkybės ateitis formuosis dar apie 20 metų, jeigu to užteks. Tie, kurie jau yra pasiruošę, kelius jai savimi pravalo. Tada užaugs tie, kurie ją formuos ir kurs. Tikras kūrėjas visada yra laisvas, tačiau toji laisvė iš meilės žmonėms ir visai kūrinyje išauga. Toji meilė su atsakomybė už mylimus žmonės yra susijusi. Štai tokias savybės turintysis. Visa kuriančių ugnių parama patiria ir patirs, todėl jos per jį veikia ir veiks, kad sielų evoliucija vyktų. Kalbėjome apie ateitį ir atskirų žmonių įtaką jai, pasaulio mokytojai. Aha. Jau. Tai man vieną duokit, gerai. Ačiū. Jeigu ramiai perskaitysiu. Tikrai ramiai. Nes kiekvienas Audronės toks rašymas ir kreipimasis turi didžiulę jėgą. Ne Audronės čia. Kas? Ne Audronės čia rašo. O kas? Aš tik pieštukas. Pieštukas, nu aš irgi turėjau pieštuką ir braukiau visą knygą, nu. Apsibraukiau, kas ten tas, kas tas, klaustukų sudėjau, masę. Nu ir ką? Ir labai gerai. Vienu žodžiu, kaip jūs sakėte, Audronė, knyga yra jūsų, kas čia didžiausias veikalas? Ko gero svarbiausia. Svarbiausias, ar ne? Iš visų šitų, kurios buvo. Nors senos ir storos labai ir visa kita, šita plonytė. Bet jinai tokia matsna. Taip, taip. O dabar paskaitysiu paskutinį sakinį iš jūsų knygos. Ir aš jums sakau, buvau prametęs, kad vis mano vaikė, galvoju, palauk, vaikė? Tai ką, aš vaikas? Paskui atėjo į galvą, kad mano vaikė yra iš ten. Audronė yra tik tai, vadinasi, persakė žodžius. Ten, taip, aš iš tikrųjų, o ten mano tėvas. Taip. Paskutinis sakinys. Motina. Ką? Tėvas motina, taip. Tėvas brūkšnys motina. Susakiau tau, mano vaikė, ką laikiau svarbiu šiam laikui. O dabar eik ir daryk, įrodydamas, kad supratai. O aš tada pasidžiaugsiu kartu su tavimi. Kaip tėvas brūkšnys, motina džiaugiasi. 2023 metai, vasario 20 diena, Vilnius. Nu, ačiū labai, dėkoju. Ačiū jums. Pasakysiu tai, ką man visada sako. Eik ir daryk. Ačiū.